Jeep Cherokee Overlandas 2023 metų nuvažiavęs apie 28 000 mylių tik tai parsiduoda draudimo įmonės. Sausio 8 yra jos aukcionas. Jinai gavusi yra į priekinę dalį. Iš šoną čia yra hibridas, hibridinė versija. Čia atrodo viskas yra sveika, pabandysim atsidaryti kapotą, pažiūrėti, kas ten yra. Čia atrodo ratas važiuoklė stovi, viskas tiesiai. Vat jos loto numeriukas. Parsiduoda draudimo, kaip minėjau. Šita pusė atrodo visiškai sveika. Ji kūrėsi ir važiuoja. Turi juodą saloną, gražią medžio apdailą, Macintosh garso sistemą, juodą saloną, šildomas, šaldomas sėdynės, kaip matot, perforuotas. Taip, visur monitoriai, ekranai, gražus vairas, graži oda, panelė neatsilūpusi niekur. Juodos lubos, didelė panorama. Salonas iš tikrųjų labai tvarkingas. Tai pabandom užvesti. Tai hibridas užsiveda. Pažiūrėsim kapotą. Taip, šildomos, šaldomos sėdynės, kaip minėjau, viskas veikia, ekranai nesudaužyti. Daugiau kažko tai nematau. Gerai, apeikim iš visų pusių, pasižiūrim, kas čia yra. Pažiūrim iš galo, kaip atrodo. Galas irgi labai tvarkingas. Kaip nauja mašina, žinokit, atrodo, kad čia niekas nebūtų važiavęs joje. Labai graži oda, iš vis neišsėdėta, kilimėliai švarūs. Kilimėlių nėra, bet po kilimėliais švaru labai. Čia šonas irgi tvarkingas, parktronikai stovi, galinės kameros. Kilimėliai visi yra bagažiniai, atsarginis ratas, keltuvas. Taip, pažiūrėsim, kas čia. Šitas šonas irgi švarus, gražus. Ant durų matau brėžimas labai nedidelis. Šičia durų pusėje viskas irgi tvarkinga. Taip, einam, pabandysim atsidaryti dangtį. Pažiūrėsim, ką man čia rodo. Taip, čia, kaip matot, viskas yra sveika. Niekas nepažeista. O čia labai daug prieiti aš negaliu pažiūrėti, nes nelabai iš tikrųjų matosi. Čia irgi atrodo viskas veikia, pažeidimų jokių nėra. O kas čia yra, tai gal jūs matysit geriau negu aš.